Viskas priklauso nuo to, kokia yra švietimo sistema, kiek jinai yra įgalinanti, kiek jinai yra pagal kažkokį tai vieną standartą ruošianti tą žmogų. Demokratiškumas, žmogaus asmenybės, didelis gerbimas ir vaiko ugdymas mąstyti ne viena kryptimi. Atrodo kelrodžio žvaigždė šiandien dirbant mokyklos reformoj. Jeigu mes norime pokyčių, tai turim pradėti kiekvienas nuo savęs. Ir Meilė Lukšienė sakė, kad mokytojas yra tas pavyzdys, mokytojas yra tas židinys, kuris gali uždegti kitus. Didesnis dėmesys turėtų būti tam žmogui, kuris mokys kitus. Mes nesame nei batsiuviai, nei kirpėjai, bet mes esame ugdytojai. Ir kad tas rezultatas, kurį mes norime pasiekti, jisai yra visų pirma per vertybinius dalykus grįstas, ne konkretus kažkoks rezultatas. Norim ją padaryti visai ne paviršium, o iš esmės modernizuoti mūsų mokyklą, pasivyti pasaulį. Mes eisime toliau, kad ta jaunoji mūsų asmenybė, kuri auga, jinai būtų ir emociškai stabili, laiminga, tik laimingas žmogus, kūrybiškas žmogus ir kurs tą gražią ateitį, apie kurią svajoja Meilė Lukšienė. Esu Marijona Barkauskaitė, habilituota daktarė, profesorė. Dirbau pedagoginiam edukologijos universitete 40 metų, o prieš tai dirbau mokyklose internatuose. Ir dirbant su vaikais, kurie našlaičiai, bet turintys gyvus tėvus, aš neatsitiktinai pradėjau labai domėtis tarpusavio santykiais. Tai mano visi darbai daugiausiai yra apie paauglių tarpusavio santykius, apie žmonių tarpusavio santykius. Ir apie tai rašyti disertacijos ir knygos. Kai iš mokyklos mane pakvietė iš internato dirbti į pedagoginį tyrimo institutą, aš atėjau ir atsisėdau, man buvo vieta už daktarės Meilės Lukšienės. Su ją draugavau, su ją dirbau. Ji buvo šalia mano tėvų ir giminių. Jie buvo ji ir Laužikas, tie stulpai, kurie sutvirtino mano visą supratimą, kaip aš turiu nugyventi Lietuvai. Jeigu virsiu, tai žinokit nuo infarkto, kad aš esu čia. Iš toj salėj skaitytos paskaitos, kalbėta, dainuota, šokta. Ir todėl manau, kad jūsų pakvietimas manęs yra nevertas. Aš neverta tos garbingos auditorijos, kuri čia sėdi. Nes nemanau, kad galėčiau pasakyti tai, ką aš rašiau, ką aš girdėjau, ką aš jaučiau, būdama šalia daktarės Meilės Lukšienės. Mes ją vadinom daktarė. Iš tiesų, pirmiausia, tai noriu perduoti jums visiems čia esantiems, o daug mano pažįstamų yra, nuoširdžiausius sveikinimus nuo Meilės Lukšienės dukros, žymios istorikės Ingės Lukšaitės. Ji man sakė: Maryte,
džiaugiuosi, padėkok, kad mama nepamirštama. Ir dėkodama visam kolegijos kolektyvui, aš noriu pirmiausia dėkoti ir dekaniai, kuri pirmoji susirado mane ir sakė, graži auditorija. O iš tiesų ji buvo ir ne tik ji, ir Laužiko, ir Liaugmino, ir Ajacko, ir kitų. Mes darėm visą tai, ką privalėjom daryti, ruošiant Lietuvai mokytojus, kuriems, sakyčiau, viskas labai svarbu, bet svarbiausia tai buvo švietimas, kultūra, tauta, valstybė. Ir jie niekada nepamiršo, bet jie mokė mus šalia esančius. Iš tiesų, aš perverčiau visą savo didžiulį archyvą, nes labai daug rašyta, kalbėta apie meilę Lukšienę. Atsinešiau net parodyti pedagogikos leidinys išleistas vien jai. Čia sėdi netoli Ramutė Brūzgalevičienė, kuri padėjo sudaryti visą Lietuvą, rašė. Iš tiesų, kada jį ruošiam, atnešė, Ingutė davė pati meilės Lukšienės rašytas knygas. Buvo įruoštas kabinetas, bet naikinant viskas dingo. Ir va čia ir yra Vaivutės nuopelnas. Jis sakė, ką daryti, kur gauti. Užteko paskambinti Ingutei ir jis sakė, taip, aš į auditoriją knygas duosiu. Ir jos yra atneštos, padėtos. Aš padariau nuotrauką, parodžiau jai. Sakiau, jos padėtos, gerbiamos, studentų skaitomos. Ir todėl aš šiandieną nenorėčiau kalbėti apie daktarės Meilės Lukšienės darbus ir visa kita. Nes tai neįmanoma aprėpti to žmogaus, nes ji, kaip gražiai sakė, viskas, ir kultūrologė, ir literatė, ir puoselėtoja, ir visa kita. Aš kalbėsiu keletą žodžių, gal trupučiuką minučių, kaip ji elgėsi ir kaip ji ruošė mus, pratęsiant jos darbus. Tai jie įsimintini ir juos negali pamiršti, kaip ir jos pačios. O buvo tokia didelė auditorija, ji sėdėjo pirma, aš už jo sėdėjau. Jis sakydavo, tu aukšta, tu uždenk mane. Uždenk mane, sakydavo, todėl, kad aš galvojau, o nuo ko čia uždengti? Tuo metu aš taip galvojau. O pasirodo, buvo nuo ko uždengti. Na, sakykime, vienas iš tokių pavyzdžių, aš ateinu į darbą ir savo stalčiuje randu knygą. Dabar jau visi čia sėdintys žino. Tai buvo kronika. Sovietmečių. Kronika, man įdėta. O
į tą knygą įdėta lapeliai, mes tada rašėm ant tokio geltono popieriaus. Ne balto, jis buvo brangus, geltono. Įdėta Lukšienės ranka rašyti popieriai. Nublėšta, taip specialiai nublėšta ir įdėta į vieną puslapį į kitą. Žinoma, aš paėmus tą knygą, aš buvau jau ją žinojau, buvau skaičiusi ir susipažinusi. Aš tuoj baks, daktariai, į nugarą ir sakau, daktarė, jūs man įdėjot tą knygą? Kadangi jos raštas. Jie atsisuka į mane, pažiūri, patikrina ir sako, greitai nešk ir padėk ten ant lango. Toks stalas buvo prie lango, tegu visi mato, kad mes jos neskaitom. Vadinasi, ir tuo metu ją reikėjo užstoti, nes tai, matyt, būtų taikytasi į ją. Nemanau, kad į mane, o gal, nes aš už jos. Ir iš tiesų, ji saugojo mus, bendradarbius, kuriais tikėjo. Ji perspėdavo, galvok, ką sakai, galvok, su kuo eini, prie ko atsirandi, kodėl prie tavęs priėjo tas ar kitas žmogus. Tai buvo sudėtingi metai, tai buvo sovietmetis. Ir kas svarbiausia, kad tą sakymą, kad kas nors išgirdęs negalėtų, piktai panaudoti, jis sugalvodavo pačius geriausius būdus. Pavyzdžiui, jis sako, susiburkit, kas norit, aš pamokysiu jūs kalbų. Lenkų, kai kam prisimint vokiečių. Bet ji parinkdavo kad tekstas būtų apie meilę tautai, apie meilę kalbai, apie meilę kultūrai, apie meilę žmogui, apie rūpestį žmogum. Ir lyg ir kalboje sakysiu apie tai kitur, o kad rūpestį ji turėjo kiekvieno, tai buvo labai aišku. Pavyzdžiui, po darbo Pedagogikos mokslinio tyrimo institute, sakykime, mane daktarė pasakė, viskas suderinta, turi eiti dirbti į pedagoginį. Ruošti mokytojus, padėti ruošti. Nes aš turėjau praktiką skaudžią mokyklose internatuose Kaune, kur buvo našlaičiai turintys gyvus tėvus. Ir atėjau, žinau, kad aš ateisiu, bet aš ateisiu viena čia. Aš nieko nepažinau. Aš ateinu į koridorių šitam pastate. Todėl dovanokit man, kad aš labai jaudinuosi. Mane pasitinka Giedrė Bučienė, Smuidzinavičiūtė, jos draugė. Įsivaizduokit, ji pagalvojo, kad aš nebūčiau viena. Ir šalia manęs Giedrė Bučienė kelias dienas mane nepaleido, kad aš nepasijuščiau viena, kad jausčiausi gerai. O kad jai rūpėjau ne tik aš, bet visi. Pavyzdžiui, kadangi daugiausiai moterų, jos gerai žino, kad kažkuriuo tai metu atsirado tokios minkštos pirštinės, kur mes vadindavom macherinėm. Tokios minkštos. Mes einam namo, ir jinai sako, iš kur tu, Maryte, gavai tas pirštinės? Pasakiau, pilna, parduoti yra.
ir man jų reikia. Gerai, sakau, aš žinau, kur savo pirkau, tuoj pat nupirksiu. Aš nupirkau. O jai kitas klausimas. O kaip tos pirštuotos pirštinės paardyti galus ir užsiūti? Aš sakiau, nu duokit, aš tada padarysiu. Ne, aš noriu pati. Giedrutė mano, tai yra Gučieniai, labai šąla rankos. Aš jai noriu, kad jį užsimautų ir jaustųsi gerai. Tai žinoma, buvo ir kitų būdų, bet ar mes jau tada suvokiam, kad ji moko, kad ne tik ji, bet ir mes nepapultume į blogio įtaką, kad mes nenueitume su partijom. Gal reikėtų sakyti, kad šiandien manau, kad bus daug įdomesnių ir geresnių pranešimų. Aš noriu tik tai tokiais keliais pavyzdžiais pasakyti, o paskui galėtumėt paklausti ir aš atsakyčiau. Kai atėjo 90-ieji, jau turbūt 89 metais, 900, aš noriu pasakyti, kad jos galvoje, o dalinai ir jos jau tada atvirose kalbėjimuose gyvas buvo sudėstytas turinys Lietuvos švietimo koncepcija. Ji viską tą žinojo. Ji tik tai sudarė mūsų būrius, grupes žmonių, kurie vieną ar kitą klausimą parašytume. Bet tuos klausimus parašytus mes svarstydavom iš tiesų mažiausiai 5, gal kartais ir 10 kartų. Ir jeigu šiandieną gražiai kalbėdama, nežinau, kažkuri kalbančiųjų sakė, kad tai čia yra principai, čia yra tikslas švietimo ir visa kita, jie nepasikeitė ir šiandien. Tik tai jie yra apgaubiami, papildomi įvairesniais tarptautiniais žodžiais ir visa kita. Bet tikslas absoliučiai tas pats. Jeigu kam įdomu, gali pažiūrėti. Iš tiesų, tas rūpestis jos, kaip bus ruošiami mokytojai, kaip paruošti mokytojus, kad jie atėję į mokyklą iš tiesų sutiktų vaikus ir ugdytų juos tos tautinės ideologijos dvasia, kad jie mokėtų gyventi joje, neišduoti jos. Tai dar ir dar kartą sakau, ji tai sakė kiekviename paprasčiausiame žodyje. Ir ji nedirbo pedagoginiam universitete. Bet šitoje auditorijoje jie atidarė mokytojų sąjūdžio pirmą suvažiavimą. Čia ji iš tiesų jautė, žinojo ir sakė, kad švietimas, jeigu geras švietimas, tai yra valstybė. Neliks švietimo, neliks valstybės. Ir dar kas man giliai įsiminė, mes ir šiandien dar susitikę, rytą bandėme pasikalbėti. Jis sakė, tai turi gauti kiekvienas vaikas. Kiekvienas. Kad tai, o ne tie,
vaikai, kurie turi turtingus tėvus arba turi sąlygas kažkur kitur. Tai turi būti kiekvienas ir kiekvienas turi būti saugojamas, mylimas ir gerbiamas. Dar gal reikėtų pasakyti tik tai, kad šitai auditorijai tai neliečia, bet po nepriklausomybės išsikovojimo buvo labai aiškiai sakoma ir garsiai sakoma. Visus mokytojus esančius buvusius komunistų partijos nariais reikia atleisti. Visus. O jis sakė, ir tai sakė garsiai, rašė, radijos kalbėjo, per jauniką tai būtų, žinotumėt. O jis sakė, ne. O kas tada dirbs mokykloj? Kur mes gausim mokytojų? Ir jos sugalvota buvo mokytojų atestacija. Atestacija, kur sudaryta programa, o programoj, čia galėtų man padėti jūs, programoj pirmiausia buvo tai Lietuvos žymiausi žmonės, ypač pedagogai. Ir sakė, kai jie tą pajus, tada virsmas įvyks juose ir virsmas įvyks mokykloje. Tai aš netęsdama daugiau jūsų ir neužimdama laiko, aš noriu sakyti, kad aš buvau, aš dirbau, aš geriau ir kai nueidavau ją lankyti, kai jis sirgo, jos buvo pagrindiniai klausimai. Ką darei? Ką darot? Kodėl nedarai? Ir piktai. Tik paskutinį vakarą, 9-ųjų, ji pasakė, Maryte, pavargau. Ačiū Jums už tai, kad buvote ta siena. Ačiū labai. Ačiū labai.